Artėja didžiosios metų šventės, jas pasitiksime tikrai sėdėdami prie gražiai padengtų stalų. Galbūt pasirinksite klasikinį šviesų stalą, bet nedarykite tos klaidos, ypač pasitinkant naujuosius metus. Kodėl stalą reikėtų dabinti raudonai, sužinosime tuoj pat. Taip, tai šiandien apie tai, kaip sutikti naujus metus ir kaip prisišaukti tą sėkmę ir apsaugą, kalbuosi su turbūt pačia garsiausia Lietuvos astrologe Palmira Kelertienė. Miela Palmira, labai ačiū, kad jūs šiandien su manim. Tai aš visų pirma noriu jūsų paklausti, ar ateinantis 2016 yra raudonosios beždžionės metai? Tai kągi jie mums visiems reiškia? Na, visų pirma, šie naujieji tik tai vasario 8 dieną ir mes turime lyg tai 3 datas, kada sutikti naujuosius. Tai sausio 1 ir jau ji bus paženklinta stipria raudonos spalvos įtaka, raudonoji beždžionė arba ugninė, ugnies spalva raudona, tai vasario 8. Na ir kovo 21 pavasario lygiadienis. Pagal magų žvaigždę astrologiniai metai kovo 21 prasidės ir jie bus valdomi Marso ir vėl raudona spalva. Metai bus labai energingi, labai ugningi, karingi, konfliktiniai, įtempti. Metai, kai negali būti silpnas. Metai, kai privalai būti stiprus. Norint suprasti, o kas laimingiausias tais metais bus, reikia pažvelgti į kylantį mėnulio mazgą. Ir šiemet jis papuola į mergelės ženklą, į karališką laipsnį. Tai vienintelis ir iš tikrųjų be galo geras ženklas per naujuosius metus. Turime vieną karališką laipsnį, kuris lemia didžiulę sėkmę, populiarumą, dominavimą per 25 mergelės laipsnį karališką. Ir kokiagi to laipsnio spalva? Raudona. Tai numeris 1, ko reikia, nors dar neprasidėjo beždžionės metai, raudonos spalvos sutinkant. Ir kitas dalykas, kurį galima padaryti, įsigyti kažką raudono, austo, takelį, servetėlę ir papuošti švenčių stalą. Ir galbūt pasistengti, kad visus metus tas raudonas takelis kaip maginė apsauga būtų ant jūsų stalo. Beje, raudonos spalva įvairiose pasaulio šalyse, religijose, įvairiausiose, ar tai būtų rytai, ar tai būtų vakarai, laikoma pačia galingiausia, magiškiausia spalva. Indijoje štai raudona spalva siejama su apatinė čakra, šakninė čakra, muladhara. Ir tai yra šio pasaulio šakninė spalva. Ir jie nori būti sveikas, stiprus, kupinas jėgų, o ne apatijos. Jeigu tu nenori visą laiką jaustis išsekęs, tau šąla tirpsta rankos, liūdnas, bloga nuotaika, nepasitikiu savim ir mano piniginė tuščia, aš neturiu pinigų. Reiškia tavo silpna čakra muladhara, reiškia tau trūksta raudonos spalvos. Tuomet, ko reikia? Pradėti raudonai rengtis, interjeras turi būti raudonas, na ir fiziniai pratimai, nes tai yra fizinio pasaulio spalva. Tai, Palmira, ar teisingai supratau, kad būtent pasitinkant šitos metus, visų šitų metų pradžioje, jeigu norime būti stipresni, energingesni, apsisaugoti ir kad mus lydėtų sėkmė, mes turime įsileisti daugiau raudonos. Ar aksesuarai, ar rūbai, ar interjero detalės, tai yra tai, kas padės man būti sėkmingiem, ar ne? Visiškai teisingai. Ir raudoni aksesuarai yra išganimas tiem, kas nemėgsta pastoviai vaikščioti raudonai apsirengę. Aš, pavyzdžiui, irgi nemėgėja visą dieną būti raudonai retkarčiais per šventes, bet žinodama, kad ta spalva yra labai reikalinga mums visiems, ne veltui kraujas raudonas. Ši yra bazinė spalva, energetinė prasme, kuri nuo daug apsaugo ir nuo nužiūrėjimų, nuo kažkokių tai blogų, nuo pavydų, nuo blogų kažkokių aplinkinių minčių. Jeigu mes atkreipsim dėmesį, kaip tai komentuoja Indijoje, Tibete, jie nešioja raudonus raištelius iš šilko ir vilnos ant rankos. Tas pats Izraelė, žydai taip pat kalba, skirtingos religijos, jie apie tą patį. Ir jeigu tu nenori turėti ant savęs nieko raudono, tai bent pavalgyk pusryčius, kada tu pasistiprini.
energiją visai dienai ant raudonos staltiesės. Tai jau yra gerai, jau kompensacija. O kalbant, kokiegi tie metai bus mūsų Lietuvai? Mums visiems. Pasauliui metai bus sudėtingi. Kaip minėjau, Marsas žada konfliktus, įtampą. Vis dėlto Lietuvai jie nebus blogi. Bent iki rudens daug naujų gerų dalykų atsiras ir aš manau, kad mes pakankamai ramiai sulauksime 17 sutikimų. Lietuvai jie nebus blogi. Ir vėlgi, būkime stiprus. Ir šiemet pagrindinė jėga tai yra raudona spalva. Tegul į mus lydi, tegul įrėmina lygiai panašiai, kaip raudona spalva rėmina bizantišką ikoną. Pakraštys ikonos visada raudonas. Ir pagrindas, ta vadinama grafijan, kurios tapoma ikona, tas siūlas, kuris piešimas, grafika, ta, kuri piešiama ikonos tapybos pradžioje, jinai yra raudona. Tai nebūtinai viskas, bet kažkoks akcentas ir pats geriausias sprendimas – austas raudonas siūlas. Labai svarbu bus atsižvelgti į dominuojančius svarbiausius geriausius kvapus. Ir dabar reikalingi kvapai, kurie stiprina raudoną spalvą. Gvazdikėlių, rozmarino, kipariso, eteriniai aliejai. Tad porą lašiukų į aromatinę lempą ir tai jau bus jūsų sėkmės simbolis. Štai tokie palinkėjimai, tokios naujienos apie naujuosius. Labai geros naujienos, iš tikrųjų, Palmira, jeigu nebūtumėm jūsų pasikvietę, tai nebūtumėm žinoję, kaip sakant, tą sėkmę, kaip sėkmingiau iš tikrųjų pasitikti tos 2016-osius. Taip. Ir kadangi spalva raudona, tai dar kartą noriu visiems palinkėti kitais metais būti stipriem, nes raudona yra jėgos, stiprybės spalva ir nepamirškime, kad raudona spalva tai ta spalva, kuri nugali fatumą. Tai reiškia, kad visi galima tapti laimingais, jeigu draugausime su raudona spalva.